Ar geras rytas? Jeigu blogas, tai blogas. Gal tapti gerą. O, gerai pradėjo. Atsiverskime Mato Evangelijos 11 skyrių 28-29 eilutės. Ir mes truputį pakalbėsim apie poilsį, apie ramybę. Ir aš manau, kad bažnyčia turėtų daugiau kalbėti apie poilsį ir ramybę. Nes kartas tiek susidaro, bent jau iš pasaulio pusės, kad bažnyčia tiek trokda poilsio. Dėl važiavau į bažnyčios reikėjom, žiūriu, daug žmonių išvažiuoju, kažkom daro, tokį dviratininką pravažiuoju. Na, aš suprantu, žinot, aš nevariau tiek tokį polsiau atvažiuoju, ne į bažnyčią. Būt palaimintoni, su dviračiais važiuoju, ne, prie jūros važiuoju, vat. Aš į bažnyčią važiuoju, maldą važiuoju. Aš galvoju, sakau, viešpatie, tai ką turėtų būti, šustriau, kičiau, kad bažnyčia būtų geresnis poilsis negu prie jūros, negu su dviračiais. Ir čia nepadarysim mes karosėlių, nepadarysim kažkokių paplūdimių, ten laipių. Žinok, bažnyčias irgi stengias. Nemokams baseins, ten kava, stengiamės. Bet aš suprantu, kad mes turim suprasti, kad viešpats, kada žada ramybį, poilsį, jis žada tus dalykus savy. Aš suprantu, mes galim pasistengti, padaryti geresnius krosanus prie bažnyčios kavos, sakyti, niekur negausi tokių krosanų prie kapučino sekmadienį įkmetė plungiai, tokį evangelizacijos toks buklets. Papašėtum, kiek atėtų, to krosanų. Bet ne tam yra, iš tikrųjų jis yra mūsų ramybė, mūsų poilsis ir mes nieko kitą negalim pasiūlyti žmonėms išskyrus Kristų ir jo evangeliją. Ar amen? Ir antras dalykas, aš prisiminiau vaikystę, kada man būdavo toks, sakykime, aš su matematika nelabai draugauju, bet suprantu, kad prie vieną pridėjus kietą gaunas kažkas tokį. Ir man dažniausiai prie religijos pridėjusi poilsį, tai man vis laik praskambėdavo tą tokį kapinių laidotojų tą maldą, amžiną atilsį duok viešpatie mirusiems. Jo, ir amžino šviesa visą šviečia. Ir man vis laik būdavo toks, žinai, kad jau, jeigu Dievas, jeigu bažnyčia ir poils, tai jau tik po mirties. Tik po mirties, amžinatis. Tai aš noriu pasakyti, kad irgi gal šį pamokslą, kai jis pavadinsi amžinatilsį duok viešpatie nemirusiems. Nes iš tikrųjų Dievas suteikia poilsį, Dievas daug ramybė ir iš tikrųjų jis yra ramybė, jis yra ta šalom, didysis, čia daug dalykų yra. Ir mes jūs esate atsiverdę jau Mato Evangeliją ir mes pabandysim pasižiūrėti. Dar truputį, dar sulėtėsim, pažiūrėsim šiandien pusantros eilutės. Iš tikrųjų, kur Jėzus sako, 28 eilutėje sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs. Aš čia truputį stabtelsiu, nes po to dar yra brangesnės eilutės, kur aš palikau paskutiniam sekmadieniui prieš Velykas. Ir kada mes skaitom ton dalyką, mes turim suprasti, kad šitą nuostabų kvietimą Jėzus sako, kada jo tas pirmtaks, kuris nuvedė žmonės prie Kristaus, Jonas Krikštytojas, būdams kalėjime metus laikas, abejoju. Noriu pasitikrinti, sako, viešpatie, aš noriu žinoti, kad aš savo gyvenimą ir greičiausiai jis jau nujaut, kad jo laukia mirtis, nepraleidau veltau. Netuščia. Tada Jėzus nuo 7 iki 15 eilutės imtinais kalba apie iš tikrųjų, apie kartą, apie sako, kaip jūs įsivaizduojate tą Joną Kristų. Sak, nėra didesnė, kuris pasišventė ir nesmerkė dėl jo klausimą kažkokį. Tai ir toliau. Toliau jis 16 ir 19 eilutės kalba apie tai, kad, sakam, šį kartą yra tokį jam daug gražų orą, nesi bažnyčia, daug jauro orų, nesi bažnyčia, gali giedoti, nešoks, gali verkti, neverks.
Ir tai nieka nau iš kitos pusės, žmogiško prigimti. Mes, kaip sakyt, mes vis laik surandam, aš esu toks pat, aš vis laik surandu fantastiškiausių būdų, kaip netikėti Dievu, kaip neti prie nuo, kaip atsiprašau aš tą žodį, atsifutbolinti iš tikrųjų. Ir tai yra bendra žmogiška savybė. Ir kuo greičiau tu ją pripažįsti, tu geriau, lengviau ir su ją, kaip sakyt, toliau dirbti ir pavesti ją Dievu, kad jis pakeistų. Toliau labai įdomu buvo ta dalis, kur iš tikrųjų mes kalbėjome 20-24 eilutės, kad mes matėme miestus, kur įvyko didžiausia dalis Jėzaus stebuklų ir ženklų. Mes galėtume sakyti, tai buvo prabudėjimo miestą. Daugiau negu posi išgydymų, išlaisvinimų iš demonų. Didžiuma dalis mirusiųjų buvo prikelti šitos miestus. Jie matė ženklų stebuklus. Vienam iš jų Jėzus savo tarnavimą metų Kafarnaume jis gyvena. Jie tiesiog galėjo prasilenkti su jo gatvėm. Tiesiog turgų, matyti, kaip jis perkas, galbūt savo mokinės kažkom pavalgyti. Tu galėjai sušnektelėti, sakyti, Jėzau, kaip ten. Ir jis prikaištavo šitiems miestams ir jis suprantat, mes turim suprasti vieną dalyką, kad kam iš tikrųjų yra daugiau, tai iš to bus daugiau ir pareikalavo. Ir tai man ved prie dar vienos išvadas. Aš nesakau, kad mes neturime melstis prabudėjimą. Aš meldus prabudėjimą. Aš šiandien, kai važiavau susirinkimą, aš sakau, viešpatie, juk aš pagalvoju apie atominį, ne ginklą, bet atominį reakciją. Žinot, tokį mažą atomiuką. Tam tikros rūšies. Pats mažiausias, mažutėlė tokį. Tik vyks viena reakcija, grandininė reakcija, tarp viena nukėt, tak. Ir šitą elektrinį pradeda veikti. Ir mes gaun, ir visas šalis, kada mes turėjome atominę Ignalinos elektrinį, gaudavom elektrą, gaudavom visus dalykus. Aš nekalbu apie tai, ten pavojinga, nepavojinga. Bet iš esmės tai yra pats mažiausias elementas. Ir Dievui užtenka sujungti tam tikrą reakciją. Ir mes galim sakyti, pats mažiausias elementas. Ir prasideda grandininė reakcija. Aš meldžiau šito reikmėt, kad tai vyktų, kad sulaukčiau, kad matyčiau, kad mes visi pasijungtumėm. Bet mes turim suprasti, kad prabudėjams ir daug dalykų, kuriuos viešpats apreiškia, atneša ir atsakomybę. Ir jeigu seniau aš melsdavau tik prabudėjimą, aš galiu sakyti, kad šiandien meldus prabudėjimą ir nuolankumą, kaip dviejų rankų. Sakau, jeigu viešpatie, jeigu nors vieną dalyką pamatysi iš to, ko aš prašau, dar labiau prašau, nuolankom ir nusižeminim, kad neprisimti savo ir nesakyti, ir net negalvoti savo vidų, kad tai yra tai yra jūsų nuopelnas, kad tai kažkam mes kažkom parodėm ir taip toliau, nes tai yra dar didesnis prakeikimas, negu nematyti prabudėjimą. Koks yra didžiausias prakeikimas? Yra matyti prabudėjimą, matyti daug nuostabių viešpatės dalykų ir savo širdį nepasakyti. Tai yra dar didesnis prakeikimas. Dėl to Jėzus čia įspėja. Ir po to jis jau nuostabė kalba daug dalykų, iš tikrųjų, kad jis naudoja mažutėlius. Dievas nėra prieš protingus žmonės. Jis nėra diktatorius. Žinot, visi turi tokiai būti, prašom, kvailiuką, ar ne aplinką, o tada čia bus gera. Aš dėkoju Dievui, kad jūs esate protingi, kad mes esame protinga bažnyčia. Jeigu žiūrite, žinokit, Plungės bažnyčia yra protinga bažnyčia, čia protingi žmonės renkasi. Kartais jie yra protingesni ir žmonėm. Ir aš nepataikauju. Aš suprantu, kad Dievas taip pat žiūri. Suprantu, bet mes turim suprasti, kad tas protingumas turi vesti prie jo, ne nuo jo. Ne kad mes jaustumėms, kad mes patys galim. Aš pats galiu. Anglijos žodis, tai sunku išversti lietuvių kalbą, yra savipakankamumas. Jeigu te pasakyti, kas yra krikščionis? Tai yra žmogus, kuris antgamtišką Dievo įsikešimą tiek, kad suprata, kad jam neužteks jo jos pačios gyvenime resursų, kad išgyventi šitą gyvenimą. Čia jau nekalbu Dievo šlovę ir garbę, tiesiog pagal Dievo valią. Neužteks. Tai ko mes skiriamės nuo kitų žmonių? Nieko. Tik suvokim iš Dievo malonės, kad mes suprantam, kad mums pačių neužteks. Mums patys neužteks, kad pragyventi šitą gyvenimą taip, kaip Dievas nori. Aš tik tu skirius. Aš tik tu, jeigu jūs žiūrit
Jeigu jūs dar esate netikėtis, aš tik tu skirius, aš esu toks pats žmogus, aš turiu tos pačius jutimus, tos pačius norus, svajonės ir visus kitus dalykus. Tik aš suprantu vieną dalyką, kad gyventi Dievo šlovę ir garbę, jo tikslu, man neužteks motivacijos. Netgi jeigu aš sugebėsiu apjungti jų visus ir dar daugiau žmonių apjungti, aš tik tapsiu žmogiškas kažkoks galbūt stipresnis lyderis ar jūs taip pat. Bet mes turim suprasti, be Dievo nieko. Ir tada jau mes prieinam prie 28 eilutės, kurią mes perskaitėm ir aš norėčiau perskaityti taip pat message vertimą. Aš prisiminiau, kada kažkuomet pamokslavau, bet aš pamokslavau tiesiog kaip išėmęs ją iš tam tikros veitas. Tiesiog tai yra viena iš dažniausiai kartuojamų veitų. Kaip Jono 3,16, viešpats pamilo taip pasaulį, kad atidavė sami, kad ne vienas, kuris tik pražūtų. Šita veita evangelizacijos taip pat yra viena iš dažniausių visos bažnyčios kartuojimo veitų. Tai šiandien mes neužsimam kažkokį super egzotiką. Tai yra evangelinis kvietimas. Ateikite pas mane visi, Jėzus kviečia. Dabar message vertėjams sako, žinau, kad jums iškart patiks, bet aš pagal jį nepamokslaus, tai yra toks, sakykime, toks broliai Eugene išvers iš graikų kalbos iš šiuolaikinę kalbą. Ar pavargote? Klaustuks. Išsekę. Pavargote nuo religijos? Ateikite pas mane. Išeikite ir įeikite su manimi. Atgausite savo gyvenimą. Galėtų sustoti, ne? Matot, apie ką Jėzus kalba. Kad su juo mes galim atgauti savo gyvenimą. Aleliuja. Žiūrėkit, kokia yra perspektyva. Dievas ir Jėzus atedams į mūsų gyvenimus, jis mato mumis kaip apiplėštų žmonės. Ar tu esi buvęs kada nors apiplėštas? Aš esu. Kas bet žėdavo. Ir įsivaizduok, tu esi va tokiam dalykėm, nėra svarbu, kiek ir ką. Ir tave apvogė dėl kvailomo, dėl durnomo, tiesiog pasitaikė neveitų ir nelaik ir tavo nusavybė paėmė. Ir tu esi nelaimingas to veito, aišku. Niekas nesidžiaugia, bet iš kitų. Žiūrėk, ateina asmuo, kuris sako, tu gali tai atgauti. Ar ne? Dažniausiai mūsų teisinė sistema, būtent advokatai tai daro. Jie sako, jis suteik žmonėms, savo klientams, kartas teisinga, kartas neteisinga vėlti už pinigus, kad jie gal atgauti, kurie nukentėjo. Jie gen nukentėjusi teisės, ar ne? Jėzus tai dar neužpildė. Jis mato mūsų žmonės, kiekvieną žmogaus situaciją. Mes, Dievo akis, esam apiplėšti. Kiekvienas. Tai yra Evangelijos esmė. Žmogus yra apiplėštas. Žiauriai apiplėštas. Ir toliau iš kartos į kartą yra plėšiamas. Ir Jėzus jis sako, įeikite ir išeikite ir įeikite, čia galbūt ta aliuzija su Jono Evangelijai, su manimi ir atgausite savo gyvenimą. Aš parodysiu jums, kaip tikrai pailsėti. Aleliuja. Vaikščiokit su manimi, dirbkite su manimi, stebėkite, kaip aš tai darau. Tai visa mūsų krikščionybė. Ko mes darom? Vaikščiojam su juo, dirbam su juo ir stebam, ką mums tai daro. Ir ko mes darom? Tom patį. Savo gyvenimą. Beros aš esu tai citavęs ir šitą vertėjimą ir sak, išmoky, paskutinį eilutę čia iš Eugene's message vertėjams. Išmokite, aš stengiausi, kad kiek įmanom tų prasmių būtų turtingesnis vertėjams. Išmokykite nepriverčiamų malonės ritmų. Ar suprantate? Nepriverčiamų malonės ritmų. Ir šiandien aš taip, čia dar vienas toks buvo, aš dabar atradau vieną tokį irgi įrašų, tokį galimybę, kur įrašo Dievo žodį, tokį džiazą ritmą ir taip toliau. Visą fiziečiams laišką, aš jau perklausau, tiesiog įdainuom visą laišką, Galatams laišką, visą kitą, tokiem džiazą ritmė, anglišką. Ir aš galvoju, kokie tie ritmai įdomus yra. Tu klausas Dievo žodį, tam tikras toks ritmus yra, suprantat, ar ne? Yra įvairūs šlovinimo būdai. Tai yra ne tik apie tai, kad klausytis krikščionišką džiazą, bet ir apie tai, kad išgirsti savo gyvenimą
iš tikrųjų Dievą, savo gyvenimą, galim sakyti, melodiją, atrasti tą ritmą, atrasti tus pakilimus, ir kad į pakilimą ar nuolydžią nebūtų kažkokia tai euforija ar kažkokia tragedija. Tu priėmė, kad tai galbūt kažkoks tai toks paskiau, toks ritmus yra paskiau toks, kad tu sakai, Dieve, aš noriu atrasti šitą malonę, šitą gailestingumą, šitą gyvenimą su tavimi. Ir dabar jau pasižiūrėkim į žodį tą klasikinę prasme. Ir 28 eilutėje Jėzus sako, ateikite. Teute, graikų kalbo, tai yra kvietimo forma, tai netgi ne patariams, netgi nepasiūlyms, tai yra kvietėms. Tai yra kvietėms iš tikrųjų. Štai mes, nežinau, kaip šviesam už 2 savaičių gimtadienį ir kaip tai reikia suformuluoti, kaip tą kvietimą ir taip toliau. Bet Jėzus sakė, aš netgi nepataru, aš nesiūlau, aš kvietu. Tai labai drąsus kvietėms po to, ką jis pasakė apie tą kartą, apie Kafarnaumą ir taip toliau. Ir matomės, kad Dievo malonė iš tikrųjų yra begalinė, nepaisant mūsų klaidų, nepaisant mūsų nuodėmių. Aš būtent tai norėjau pabrėžti pradžioje, kad nepaisant tų visų dalykų, kurie moka Evangelijos surašyti, koks yra Jėzaus atsakymas, jis kveit visus tus žmonės, kuriems buvo tėdės. Vis tiek sakė, aš matau, kad nėra kieta kelio. Ateikit pas žmonės. Ateikit. Ir labai įdomi, aš prisiminiau Loretas Valožienės iš Telšių, atsimenu per vieną stovyklą, kad ji kažką buvo gavusi apreiškėjimą apie tikėjimą ir ji kažką išdalina tą žodį. Tikėjimas, lietuvių kalbų yra tik ėjimas, ar ne toks, kaip tarsi iš 2 žodžių. Ir čia Jėzus jūs nori parodyti, kad iš tikrųjų tikėjimas yra ėjiems. Mes kažkur einam. Ir kiekvienas žmogus kažkur eina. Tik yra klausimas, kur jis eina, kur aš einu, kur ten. Mes visą laiką kažkur savo gyvenime einam. Juk taip. Ir visi žmonės kažkur tai juda. Nėra, tu gali sakyti, aš niekur nejudu. Ne, mes judam. Suprantat, būt kas yra. Žiūrėkit, aplinkų net materijai sutoks. Nėra nejudančių dalelių, atomų, mikronų, nėra. Nieks šito visato, nieks nėra nejudėjami. Ar suprantat? Čia nėra toks didelis apreiškimas. Nieks nėra judėjami. Viskas juda. Molekulius juda, atomo juda, neutrono juda, viskas juda. Ir mes, nori, nenori, kažkur juda. Ar mes atsiliepam į Jėzaus kvietimą ir ateinam prie jo, ar mes atsiliepam į kitų kvietimus ir einam prie jų. Ir galim taip pat Dievo ir Jėzų naudoti tam, kad pasiekti tus tikslus. Ir jis šiek tiek toliau sekančio daly sako, ateikite pas mane, ir tai yra labai asmeninis kvietimas. Ir čia jau yra, turim suprasti, kad krikščionybė iš tikrųjų skiras nuo kitų religijų, nes yra kvietimas į asmeninį santykį. Asmeninis santykis. Įkvietims, ateikite pas mane, neateikite sanagogon, ateikite susirinkimą, ateikite į kokią evangelizaciją, ateikite kažkur, ateikite pas mane, ir tai yra asmeninis santykis. Ir jeigu aš kalbu žmonėms, aš turiu vėl suprasti, kad vėl mano sprendėjams, jeigu aš esu šiandien kažkokios problemos, tai reiškia, aš turiu ateiti į asmeninį santykį su Kristu. Galbūt tai kai kada mumis nuvėlu, tai kada mumis suerzam. Mes turim problemą. Viešpatie gelbėk, padėkite taip toliau. Ir aš galiu pasakyti jums pranašingą žodį šiandien. Žinau, kaip Jėzaus kvietėms nuskambės. Taip pas žmonės. Tu viešpatie, tu nesupranti. Aš žūstu, aš sergu, man yra bloga, aš pasidirbau, mes netekom, mes praradom. Jis sako, atek pas mus. O čia yra mūsų, suprantat, mūsų kiekviena kelionė. Ar mes toliau ginčymės jo, ar dar kad nors sakysim, ne, tu viešpatie vis tiek. Taigi jis kviet mumis į asmeninį santykį. Ir vienas iš stipriausių, aišku, čia žodžių taip pat ateikite pas mane yra visi. Iš tikrųjų, Dievas kviet visus. Vienas iš mūsų mes esam pakviesti. Kodėl mes esam šiandieną čia? Todėl, kad mes esam tame visi. Ir lygiai kiti žmonės taip pat galbūt visi. Ne tik religingi, ne tik šventėję, ne tik pasiruošę, ne tik sėkmingi, ne tik pergalingi, bet ir sergantis. Ir sveiki taip pat. Bet ir vargšo, bet ir turtingi. Bet ir žinomi, ir visiškai nežinomi. Reiškia visi.
Mes negalim irgi nei savęs, nei kitų nesudėlioti kažko. Visi žodžiai ir visi. Bet tai yra ir aišku, jeigu žiūrint kitas Evangelijos veids, tai vis dėlto ir pabrėžiam, kad tai, kurie yra pasaulio biški nurašyti labiausiai yra skirti žmonės. Ir lengviau, bet, suprantat, mes gyvenam tokių kultūrų. Ir aš galiu pasakyti, apie kokią aš gimtadienį svajoju. Aš nežinau, ar tai pavyks ar ne. Aš norėčiau, kad šitos bažnyčios gimtadienį visų pirma šlovint ir garbint pats mažiausias, pats mažutėlė. Ar suprantat? Nes visur tai yra priimta. Kokį šventį, kas nors. Kas sėd priekį? Kas jam kalbėti? Kaip? Kas? Elits. Jo. Atrodo, aš neišgirdau, atsiprašau, senstas. Nekreip dėmesį. Mes vakar girdom, kad jaunims labai turi gerą žodį ir mokyklą senis. Nekreip dėmesį senį. Pas mus, žinok, 10-15 metų, jeigu nori būti šiuolaikinis, vadink vienas kitas senį, žinok, paauglė kreips dėmesį. Senok, nepergyveni. Sak senį, nepergyveni. Tai čia dabar yra. Jeigu man mokinė žiūri, tai sakys, išdavė mokytos mūsų. Ir iš tikrųjų, susirenk elitas, ar ne? Mes galim pasvajoti iš tikrųjų, bet aš galvoju, Dievo karalystė ir kitaip. Aš manau, ir kitaip. Elitas turi sėdėti paskutinės vietos. Elitas turi tylėti. Mažutėlė, jeigu kas turi kalbėti mažutėlė. Ir svarbiausias Dievo uždavinys, Dievo dvasios uždavinys. Aš čia dabar klauselės pradėsiu. Edgar, aš norės pažiūrėti, kaip tai atrodys. Aš žinau, kad neįmanom. Mes esam žmonės. Bet Dievo dvasia, kaip žiūri, sako, kas? Patys mažiausi garbingiausi, patys silpniausi, patys mažiausiai nusipelnimi. Tai yra Dievo elitas. Dievas žiūri vis laiką. Neįstipriausi. Neįstipriausia. Val štai mano šlovė, štai išgelbėjau. Aš žinau, kad pilnas mūsų krikščioniškas internetas yra žvaigždžių, sportininkų, dainininkų, aktorių. Ačiū Dievo už tai. Bet tai yra žmogiška labai. Bet aš šį rytas perskaičiau ir žinau, kad iš jo bandom padaryti žvaigždį. Ir truputį net ukrainiečiai prisideda prie to. Iš tokį vienas suomiaus. Vienas toks suomis ūkininkas. Tiesiog ūkininkavo, aš dabar net pavardės negaliu ištarti. Jis gerai mokėjo šaudyti. Ir nusom, kad prasidėjo šiaurės karas, sako, Tito, tu rusus stabdyk. Ir suprantat, rusą praminė baltai mirtim. O atgaratu dabar čia politikuoja. Nes jis per 3 mėnesius sugebėjo nušauti 500 rusų arba sužeis. Tų žmonių, kurį. Ir jis buvo toks paprastas, net nenaudėjo optinį taikiklių, nes sako, aš žinau, kad žvėris išbaidydavo su optinį taikikliu, ir žmonės gali Jis sėdavo kaip į medžioklį, sąžininga, grins toks ūkininkas. Liepdavo med, tai rusų armija niekad nesugalvojo, kaip naudoti sunkiai artileriją prieš jį. Nes neapsunaikindavo nuo. Ir vieną tokį apšaudę metų jam buvo nuplėšti žandikos, bet jis išlieka gyvas iki 2002 metų jis gyvena Suomijoje. Bet kas buvo nuostabiausia, ne tai, kad jo visi bijojo, nes sunkiai artileriją naudoja, kad jį sunaikinti. Kažkokio tai eglės slėpus. Jo. Kas yra nuostabiausia, jau antra istorija, kad jis baigęs karas, jis grįžo į Suomiją, buvo ūkininkas ir niekur niekam nesreiškia. Gyvena ilgą laimingą gyvenimą, savo ūkį, ėmė medžioti elnių ir briedžių savo mišką, augina kažko tai ir buvo laimingas ir patenkintas. Ir dabar žmonės pradėjo sakyti, jūs turit, suomišką Rambo ar dar kažko, kaip tas Sisu, kurį tas films yra, ne? Tai stontų, jūs knygą parašykit, jūs kažką pripūskite, čia galim. Bet jis buvo laimingas žmogus. Ir kas nuostabiausia, ten, kur parašė, jokių po trauminių šokų, išgyvena žmogus. Sak, ir paklausėte, sak, kaip tu galėjai 5, aš bus per daug jau kalbu. Žuks karin tema. Jo, gerai. Sak, užbaigsi. Sak, kaip tu galėjai nušauti arba sužėjęs 500, tai visi kažkaip moralinį dilemą matyt buvo. Ne, sak, aš tik stengiausi atliekti gerą savo darbą. Mums paprašė, šalis, reikia padaryti darbą gerą. Sak, aš stengiausi atliekti sąžiningą gerą savo darbą. Sąžiningą gerą liepti medį,
Gerai, ramiai, išlauk, nusitaikyti, sąžiningai pataikyti, nechaltūrinis žmogus. Ir vis, yra nuo toks mąstymas, ir sąžiningai po to grįžę savo ūkį ir sąžiningai toliau darbą. Čia turėtų mums kažko kalbėti, ne? Nes mes visi norim žvaigždžių, mes norim patys tapti žvaigždė, mes norim žvaigždžių prabudėjimo, o jie ateitų čia žvaigždė. Nu pats žinomiausias plungis žmogus, jeigu taptų, pavyzdžiui, mūsų bažnyčios nariu. Aš žinau, porą trečią sekmadienį čia būtų po pilną salę, paskui jau, pažįstu, jau žinau, tai mano problemas visokie. Gerai, judam toliau, dabar sakė visi, ne, tai reiškia visi. Ir Jėzus kalba toliau jau išvardint, vargstantis, tai graikų kalbo kapiotis, tai reiškia, tai, kuri dirb iki visiškai siekimo. Aišku, aš vėl kartu dar noriu pabrėžti, tas pamokslas nėra pateisiniams tinginiams. Šis pamokslas nėra pateisiniams tinginiams. Amen. Tai reiškia, Jėzus mato, kad sako, jūs dirbat iki visiškai išsiekimo, tai reiškia būti pavargusiam iki ribos. Mes tą ribą tokį šiuolaikinį žodį toje paminėsim. Ir būdvardis, jeigu tai būtų žmonės, kurie nuolat vargsta. Nu, vargstantys žmonės. Kokie? Vargstantys žmonės. Nuolat. Pavargę nuo religijos, pavargę nuo nuodėmių, pavargę nuo gyvenimo, nuo noro būti tobulu, išspręsti visą. Tu užsisuki tokį ratą, kad tu nu visko pradėt pavargti. Nu visko. Pradėt pavargti, nes nepavargs, pavyzdžiui. Nes priprantam prie pavargėjimo. Tiesiog, aš esu pavargęs, ne, man pakė ir pavarginė, ir taip toliau. Ir Jėzus va taip matė, ir dar 5 eilutė sako, ir prislėgti graikų žodis, irgi sako labai įdomu, tai yra perfektinis pasyvus dalyvis, kodėl aš taip rašiau, todėl iš kur tai ateina prislėgėjams, va iš noro būti tobulu. Ar suprantat? Bet kaip šitą Jėzus, tai gal prieštaravom pasauliu, mes turim šlovinti Dievą, tobulą. Taip mes šventėjom, bet suprantat, tai nėra mūsų, tai ir mes su juo. Jeigu aš pavargstu nuo Jėzaus, tai yra ne jo problema, tai yra mano problema. Jeigu aš pavargstu nuo Dievo žodį, tai yra ne Dievo žodį problema, tai yra mano problema. Jeigu aš pavargstu nuo bažnyčios, tai yra ne bažnyčios problema, tai yra mano problema, nuo šventos dvasios, tai yra ne šventos dvasios problema, tai yra mano problema. Reiškia, mano santykis yra neteisingas. Ir sako, tai yra prislėgts ir čia jau kits yra tarptautinis žodis, būtent tai yra depresijos, tai yra depresija ir taip toliau. Šiuolaikinį mes turim kalbų labai dažną žodį, kuris labai ir šiuo metu madings ir galbūt vien dėl to žodžio, bet aš to žodžio specialiai nerašysiu pamokslo pavadinimą, tai yra perdegimas. Visi dabar yra perdegimas. O tu dar neperdegis. Mes jau perdegėm. Tiesiog mading žodis. Visi arba perdegi, arba jau ir dabar perdegimi, arba ruošas perdegimi. Mūsų vaka, tai nėra joks, žinokit, mūsų vaka kreipas psichologus, aš kalbu bendrai, ne visą mokyklą, bet išgirdau, kreipas į psichologus dėl būsimo numanomo perdegimo. Dėl būsimų numanomų problemų. Jų dar nėra, bet jie susirūpinę, nes jie tik apsiskaitė, nes žino, kad paauglys turi daug krizių ir problemų, tada sak, mes perdegsim, mums reikalinga pagalba. O štai kokį kartą rūpestingavo. Taigi mes gyvenam tokiam amžiui, kodėl, sak, nes mūsų visuomenė yra iš tikrųjų išsekusi. Mes suduram, tik aš, tik jūs, kodėl mums sunku ateiti bažnyčiai, todėl, kad jautomės pavargę. Išsekint sekmadienį. Ne? Tiesa, šviesa, aš jau tu sekmadienį vykmetį pavargęs. Išsekęs. Todėl, kad jau nebeturiu jėgų. Kodėl nebeturiu? Todėl, kad yra nuolatinis spaudimas būti sėkmingu. Bet tai psichologai patvirtina. Mes galvojam, kad būti sėkmingu tai yra išlaisvinimas. Ne, tai yra dar didesnis, jau užbėgu priekyje už akių ir iš jūsų atėjo 29 eilutė, kur jis sako, jums tai yra dar didesnis jums būti sėkmingu. Žmonės dar labiau greičiau išsenka, stengdamėsi būti sėkmingu. Tada jau socialinė tinkla. Jeigu, pavyzdžiui, ten pavydė ar ne, sužina, kad tavo draugas kaimynas nusipirk mašiną be kabo, be Facebook'e, mobilių telefonų, gal už mėnesį, už 2. O čia ne. Tik nusipirk, tie jau nupaikslauja tą iškart, bam. Tas išvažiavo į užsienį, bam. Tiesiog kiekvieną sekundės bombarduojamas. Nors duotų pailsėti, man ką.
Ar suprantate, ko aš juokauju? Tai, mėgau. Ne, nu, aš kalbu apie visuomenę, kurioje mes gyvenam. Suprantate, tai visa vietvėlį, tu dar nebuva, tu dar nematė, o dar kur finansą, kur pinigą, kur nekilnojams turtas, tai kokia šeima, santykė, kokia vienatvė, kaltė ir taip toliau. Ir čia pacitausiu iš tikrųjų keletą tokių protingų žmonių, kuris sako, kad čia laikinis žmogus turi daugiau patogumo negu bet kada. Svazot, mes turim daugiau patogumo negu mūsų tėva, protėvė ir senelė. Ir dabar nesilyginkime, mes asmeniškai. Bet mes turim mažiau ramybės negu bet kada. Ir čia yra ir psichologai, kur tyrinėja, kas istorija, tyrinėja, kaip žmonės bendravo ir jautės kokiam 19-18 amžiuje. Paradoks. Mes gyvenam perdegimo kultūrų iš tikrųjų. Ir kodėl? Todėl, kad vėlgi gyvenam tokiam gyvenime, kur yra raginimas kontroliuoti gyvenimą, rodyti savo vertę. Ir Jėzaus atsakymas nėra pabandyk daugiau. Labiau. Stenkis labiau. Stenkis. Tai nereiškia, aš vėl kartuoju, tai yra nepateisinimas tinginystė. Tai reiškia ateik. Ateik ir pasikeis tavo ir mano motivacijai. Kristus iš tikrųjų nėra tik sprendimas mūsų problemams. Jis yra pats, suprantat, mums reikalingas. Jis nesprend, jis mums asmeniškai reikalingas. Ir čia yra, mes turim priimti ton dalyką iš tikrųjų. Ir vėlgi, dažnai Dievas suteikia atostogas, tokią emocinį komfortą, bet visų pirma, tai to tarnauti, kad poilsis yra jame. Jame. Aš turiu atsigauti jame, susitikėm su Dievu. Ir tai, net iš tikrųjų ateiti pas jį. Dabar grįžtam atgal tada. Ir Jėzus sako, aš jūs atgaivinsiu. Aš jūs atgaivinsiu, ar ne? 28 eilutė sako, aš atgaivinsiu, tai reiškia, suteiksiu tikrą poilsį, atnaujinsiu sielą arba tu atgausi sielą. Čia buvo toks senoviškas. Senoviškas toks buvo parduodi sielą. O per poilsį ramybę Dievas grąžins. Tau siela buvo, tu pardavė sielą. Aš grąžinsiu, atnešu tau ramybę. Ir visų pirma, tai vėlgi tas yra, mes labai aišku, galim sužaisti tuo veidu, kad tai išorinis, tai pasaulio toks buvo, bet yra visų pirma per išgelbėjimą. Turim suprasti, kad Dievas visų pirma poilsį duod išgilę. Iš tai, kad ne tai, kad tu šiandien turės daugiau laisvo laiką, bet kad tu suvoksi, kad Dievas išgelbėja munim. Jeigu mes tai suvokam, iš tikrųjų, jeigu aš tai suvoku, tai atneš labai daug ramybės ir poilsio mūsų gyvenime. Tai nėra teorija. Suprantu, tai nėra taip, aš išgelbės. Tai yra reali praktika. Tik kiek aš šiandieną suvoku savo išgelbėjimą per Kristų Jėzų, aš galiu dėti lygybės ženklą, tik aš ilsus jame. Ar suprantu, tai labai svarbu. Kiek aš nesuvoku, aš nesilsiu, aš abejoju, aš nerimsiu, aš neužtikrinsiu, aš suprantu, čia vėl tik dalykai, čia yra praktika. Ir tai net, ir dar, kas yra baisus dalykas, aš manyčiau, kad reiktų sudėčiasi, mes negalim imitauti Dievo ramybės ir poilsio suvokimą. Geriau neimituokim. Jeigu pergyvenam, tai iš tikrųjų pergyvenkime. Mano toks patarimas. Jeigu nervuokitės, tai nervuokitės, šaukitės tų Dievų. Nes daug yra blogiau imituoti Dievo ramybę, imituoti, daryti tokius pareiškimus, kada visas gyvenimas eina ontrė. Ar suprantat? Nes sakyti, Dieve geriau kapdu, sakyti, įtikink mane, parodyk. Ir Dievas suteik iš tikrųjų tom poilsį. Ir sako, aš atgaivinsiu. Ir čia dabar yra čia tokia yra sankryža. Sankryža yra.
Sankryža yra tokia, kad mes turim du dalykus, tai yra galvojam, jeigu viešpats mumis atgaivins ir aš gyvensiu tokį poilsį gyvenimą. Bet 29 eilutė mane nustebė. Nežinau, ar jūs skaitot, ar jūs nustebot tiek pat, ar jūs iš tikrųjų nustebot. Ką jis sako? Jo. Jėzus nuostabiai pasako, aš jums atgaivinsiu. Ir sako, o ką tu atgaivinsi viešpatie? Galim sakyti, ką tu mums atgaivinsi? Atgaivink mums viešpatie, atgaivink. Ir sako, imkite ant savo pečių mano jungą ir mokitės iš manęs. Ir jūs atčiakūnišką prigimst to sakyti, ką? Kun? Aš tep ir galvoju, žinau, aten fakt, čia jūs nekainuosi, nieko nebus, vis bus fainė, viskas veltui ir tep toliau. Ir tu jauti to kablioką, kur tavo įsiūlysi, tu turėsi mokėti kainą. Tep ir žinojo, kad mes atsiskretu. Vat tep reikia pradėti. Dabar, ko Jėzus sako, suprantat, jis neišdor mūsų, atsiprašau už tą žodį, jis kap toliau, jis to parodė iš tikrųjų, kaip tas atgaivinėms įvyksta. Sak, imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs. Taigi, visų pirma, matom, jis sako, mokykitės iš manęs. Tai iš mes turim suprasti, kad jo jungs tai yra mokinystė. Tai nėra toks, baigtinis procesas. Iš karto. Punkt, aš jau baigiau visą aukštus Kursus. Ne, tai yra procesus. Ir čia mes turim suprasti, mokinystė arba mokytis iš Jėzaus, tai yra procesas, kuris trunka visą gyvenimą. Kūnišką prigimti sako, čia apgaulė. Aš nebenoriu į mokyklą. Bet supraskime, mes turim suprasti. Toliau. Bet būtent šitą mokinystę ir šitas jungas ir atneš poilsį. Ir ramybę. Ir nėra kito varianto. Nėra vienkartinį poilsį. Norit vienkartinį poilsį? Ar norit poilsį, kuris truktų ir didėtų visą gyvenimą? Tai šitas poilsis yra mokinys. Mokitės iš manęs ir imkit ant savo pečių mano jungą. Dabar kokia tiesa? Tiesa yra tokia, kad kiekvienas žmogus, jūs, aš ir kiekvienas aplinkų, neš per savo gyvenimą šitą jungą. Bet ko? Ta prasme, mes neturim pasirinkimų nenešti. Ar amen? Vis tiek neši. Ar bent kaip? Kaip pradėjot, sakau, nė vien žmogus neturi pasirinkimo gyvenimą. Jis kažkur kažkur tik klausims ko. Dabar kits, nė vien žmogus neturi pasirinkimą nenešti apskritą jungą. Mes tiesiog esam sukur, mes apie tai padaryti truputį biškai pakalbėsim. Bet tik klausims, kokią aš jungą nešu. Čia yra tik toks klausimas. Kokį jungą? Nes Jėzus sakė, imkite ant savo pečių mano jungą. Reiškia, tu nusėmi savo, tau primesta visuomenės, tau paties tradicijų, klaidų, nuodėmių jungą ir užsėdėdi jo. Ir va čia yra krikščionims paradoksas, tai yra ir per ton jungą prisimėjimą, tu tampi išlaisvintų, tu tampi daug pilnų ramybės, tu tampi pilnų poilsio. Kiekvienas žmogus tai spaudėjimą, savęs įrodinėjimą. Žodžiu, nėra klausimo, ar aš turėsiu jungą. Yra klausimas, kokį aš nešu. Dabar pasaulyje jungus yra suvokiams kaip sunkus. Ir, kaip aš minėjau, tai viskas perdegimo dalyką, tai yra sunkus jungus. Ir lygiai taip pat. Ar ne, žinot, ar ne? Senam testamente, kiek yra sakymų parašyta, kurį žmogus turi reikalauti? 613. Aleliuja. Religijos tradicijas, tik tas. Jėzus vėl kartuoja, kad jis labiau čia kalba į tus, kurie pavargę nuo religijos. Nori pabandyti, nori išbandyti dar vieną variantą. Va čia dar tokia sistemelė, dar toks mokymas.
Nu gera, 614, 615, 616, nu kiek dar tęs? 617 tai fantastinis dalykas. Bet mes pavargstam. Dabar iš tikrųjų sako, kodėl mes turim suprasti, kodėl sako, mona jums, mona našta yra lengva. Nes visų pirma, Jėzus kviet mokytis iš jo. Arba su juo. Reiškia, jums nieko neduod, kaip atskirą tokį, daryk tai, būk toks. Jis visko, ko sako mūsų gyvenim, jis visko yra pasiruošęs atlikti kartu su mumis. Ar suprantat? Čia yra Evangelijos esmė. Nieko nėra palikta, kad tu kepurnokis veiksmas. Mylėk savo priešų. O mylėk, kodėl nemyli? Kodėl tu nemyli? Kodėl tu jam neatleidai? Arba būk kontus. Jis visur en kartų, visko dar kartų. Dėl to ta našta yra lengva. Turėtų būti lengva. Nu, bet mes sakom, čia tai yra tas tikėjimo klausimas. Ir jie pagrindinį dalykas yra dėl to, kad lengvoms ateina dėl santykį su Dievu ir Kristu. Ir tas santykis vadinasi meilė. O vasaris, meilė. O kad myli, tik daug gali padaryti. Ar amen? Ar prisimenat, kai labai mylėjot kunigus? Ar prisimenat? Niekas neprisimena. Nežinau, kas tai yra. Mes iš įstatymą viską darom. Ne, aš neprisimenu. Aš tik prisimenu, kiek mane nemylėjai. Bet prisiminkit, kiek aš dėl savo mylimus net vieną naktį nemiegojau. Čia jau senės laikas. Čia atskira istorija yra, bet toks buvau. Bet kaimynai išėjai, pažiūrėjai, sako, ką jūs čia veikit? Užėjai toks dalykas. O dabar, jeigu nemyli, net mažiausias smulkmenų tavi erzant, dusent, tu negali pakėti, kas yra. Aš galvoju, kas yra nemeilė? O mažiausias, perskiuks, tai gal padaryti, žinau, kaip tu galėjai, babam. Bet jeigu myli, tu gali, nežinau, namus statyti, kalus versti, kariauti, visko daryti, suprantat? Bet jeigu nemyli, blakstiena nukras nete, tai tu viskas, sužeistas. Suprantat? Vat yra paradoks. Ir Jėzus sako, žiūrėkit, kam našta mūsų turbūt lengva. Tai mes ieškom santykį su juo, tiksliau, jis ateina į santykį su mumis, jis duod savo meilę, atsakyk, ką pasakyti, ne tai, kad lėk, bet sak, priimk mano meilę, kad mylėk mane. Ir tame santykėje tu pajausi, kad tu gali daryti iš tikrųjų tus dalykus. Ne blakstienas jau tave nervins. Nes širdis pasikeitė. Jis, aišku, išlaisvina iš kalties jausmą. Ir ta našta tampa lengva, kuria prasme. Pati našta nepalengvėja mūsų gyvenimą. Matot, kaip Dievas ateina į mūsų gyvenimą, brangieji. Aš noriu galbūt kai kurią nuvilti. Bet šiandien aš tu tikiu, tai yra mano evangelija. Nežinau, ar tai yra tavo evangelija, tu pats praeis. Mano evangelija šiandien yra to, kad Jėzus, kada ateina į žmogaus gyvenimą, jis ne naštas visų pirma lengvina, bet žmogaus požiūrį tas naštas keitė. Suprantat? Naštas palengvina gal medicinos darbuotojus, socialinis darbuotojus, rūpybą gal, pagalbą. Suprantat, tai yra aplinkų daug dalykų, kurie tiesiog lengvina naštas. Bet pakeisti žmogaus širdį, jokia rūpyba nepakeis. Ir aš noriu pasakyti taip, 100%, visą laiką, kada Dievas ateina į žmogaus gyvenimą, jo santykis su Dievu, su savim ir su aplinkiniu pasauliu keitės. Dabar, ar tai išorinė našta pajudės, aš paliktų atvirą klausimą. Ar suprantate? Nes mes ir pasaulis labai orientuojas, tai kur išorinė našta, o kur įvyka stebuklų, ženklus ir dar kažkas. Aš sakau vieną dalyką, šiandieną 100% Jėzus yra atėjęs tam, kad ateitų į kiekvieną žmogaus gyvenimą ir pakeisti jo širdį ir jo požiūrį į visas naštas. Tai veik 100%.
Tai veik 100%. Šito vieto aš galiu sąžiningai pasakyti, veik 100%. Ar tas žmogus kelsis iš vežimėlį, ar jam baigsis vėžys, ar jis susitaikys su savo vyru, žmona, ar jis nustos kažkom tai ten, ar taps milijonieriu, aš to negaliu pasakyti ir kuo toliau, tuo mažiau. Jeigu tai vyks, ačiū Dievui, bet svarbiausia, kad jo santykis, jo požiūris į visą tai pasikeitė. Tai Dievas gal padaryti 100%. Net jeigu nesikeitė, net jeigu lyga nesitraukia, suranda žmogus ir kitokį požiūrį. Tai žmonės, kurį, paklausykit, paskaitykit, Korė van den de Boch, kurį praėjo koncentracijos stovyklą. Kodėl Dievas jų neišgelbė iš koncentracijos stovyklą? Kur jis buvo? Miegojo. Bet jo santykis pasikeitė. Jis sugebėjo perėti koncentracijos stovyklas, išlikti krikščioniu, bet jis dar nesuprata, kad Dievas gali eiti toliau. Kas buvo tarpo kursą girdėjot? Kas yra toliau? Kad vėjas iš koncentracijos stovyklų prižiūrėtų irgi atsiverti Kristų. Ir kada jį liudija Vokietijoje ar kažkur tai apie tai, kaip Dievas gelbė ir vedė per koncentracijos stovyklą, pasisėdė, sveikas sesė! Aleliuja! Ir pamatė savo koncentracijos stovyklos prižiūrėtojų. Aš taip norėjau sutikti vieną iš savo tų, nežinau, kaip jis pavadino. Ne, konkinių, kuris jis realiai konkindavo moteris, leidavo įsirengti plikom, nenoriu sakyti, baisius dalykus darydavo. Ir suvaizduoti, jis atsivertė. Ir Korė van den Boch suprato, kad Dievo darbas nesibaigia koncentracijos stovyklą. Jis žiūrėjo šitą žmogų ir sakė, ir pasakė labai nuoširdžiai, aš neturiu jėgų jam atleisti. Jis žiauriai elgėsi su mumis. Žiauriai tyčios iš žmonos sesers. Žiauriai. Bet įprašė Dievą ir Dievas suteikė galią atleisti tam žmogui, sako, aš priimu tai, Kristus Jėzus. Besimono brolius. Dabar šito vietų, kas yra blogiausia? Niekada nemetok tų. Jeigu nėra, nevaidink. Prašauk Jėzaus Kristos vardu. Nevaidink, jeigu skauda. Nevaidink, jeigu neatleidai. Nevaidinkit. Laukiam Dievo tol, kol. Geriau būkim patys pačiausi. Ir kaip tu nesugebė atleidti? Pasakyk, kad myli. Bet aš nesakau apie jausmus, aš kalbu apie tikrus dalykus, kad tavo sąžinė bus švari prieš Dievą tavim ir tu žinosi, taip, aš galiu atleisti. Taip, aš galbūt prisimenu. Taip, man buvo gėda, aš buvau pažeminęs. Bet aš atleidau. Ir turėti pramainą. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs. Ir tai yra mokinystė, tai yra pastovus darbas, tai yra pastovus dalykai iš tikrųjų. Ir mes turim pastovę ateiti iš tikrųjų ateiti pas Jėzų ir pastovę mokintis. Tai nėra vienkartinis dalykas. Turim būti kaip Simeona, kaip ponas, kuris pastovi visą gyvenimą atėdavo į šventyklą ir laukė Jėzaus. Ir jie sulaukė. Dabar pabaiga. Dar vienas toks niuansas prieš maldą. Tu čia gan visai neprastą pamokslą šiandieną. Gaus pyragą. Gaus pyragą, kavos tau padarysi, ar duosim klausimą. Bet pakalbėkime, kaip tai žmonės klausas. Tai aš sakau visiems, ateikit pas Jėzų. Daug dažniausia reakcija, visiems dzin. Dzin. Aš susidūriau, kad... Tau reikalings Jėzus, tu jauti naštą 100 metų, man tą naštą. Jam iš tikrųjų, kada tu kvieti žmogų prie Kristaus, dar užsiminti bažnyčias, ar dar vienos naštos? Dar kažkokie tai dalykai iš tikrųjų. Ir ko mes turim iš tikrųjų suprasti ir suvokti, kad tai yra mūsų visų žmonių, ir krikščionių, ir nekrikščionių. Problema, kad mes dažniausiai nejautam tos naštos, to svorį, to dvasinį skurdą, nejautam poreikį. Natūraliai mes neturim poreikį Dievą. Nėra. Nėra to poreikio. Mūsų šitam. Tai yra Dievo dvasios, tai yra žodžio darbas. Jis tai atlieka. Aš pats iš savęs, nereikšmingai. Aš pats dabėjau. O, kažkas toks. Čia vis tokie. Yra kita dalis iš tikrųjų, kad
kada mes tai suvokam, būtent yra tas pats suvokimas ir yra Dievo darbas. Ar suprantate? Kada prasideda Dievo stebuklas? Kada tu pradedi suvokti, kad tau reikalingas Dievas. Štai va ta atominė, kaip sakot, žiežra. Mes iš savęs negalime. Jėzus sakė, nesveikiesiams reikia gydytojo, bet ligoniams. Kad aš suvoksiu, kad aš esu ligonis? Tai jau Dievas prieės iš tikrųjų. Ir vėl čia mes neturim imituom. Ligonės net. Nes farizėja, kaip buvo problema su farizėjais, jie galvoja, kad jie visko žino, visko suproti. Jiems Dievas reikalings buvo. Jiems buvo dabar Dievas, jie kitus spaudė, kad Dievas jiems reikalings. Turi mokėti 10 šabatą, nedaryti jokius ženklų stebuklų. Ir visą kitą. Ir būtent religingam žmogui yra sunkiausia tai suvokti, nes jis gal labai daug pasakyti, aš to darau, aš to nedarau, aš to taip toliau. Bet būtent religingi žmonės greičiausiai pavargsta. Mes labiausiai greičiausiai pavargsta. Ir čia yra Dievo malonė. Ir mokėtis, kaip pasakyti, mokėti neatsistoti Dievo veiktų. Dabar, ko aš noriu pasakyti ir apie savim, ir apie kitus, dėl ko mes turime melstis. Nes kiekvieną kartą, kada aš sakau ne Dievu, kada aš iš tikrųjų nekreipiu, mano širdis šiek tiek užkietėjo. Ar suprantate, dėl kitą kartą. Mes neturim bijoti evangelizuoti, mes neturim bijoti dalytis evangeliją su kitas, bet mes turim suprasti, kad tie užkietėjimą, tas mūsų religinis uloms neturi papildomą keitinti kitų žmonių. Ar ne, mes turim pasiruošti, mes turim melstis. Ir mes turim būti jautrus patys savo, nes dažniausiai mūsų liudijimas turi būti, kad aš taip pat nenoriu Dievo. Aš taip pat užkietėjau. Aš taip pat galiu kapatoms ir jau gyventi dar 100 metų ir tarsi nieko nesu, suvalgė mobilį, aprengė. O tai kas čia taip? Aš su pirmu sūnum čia, sūna susipyka taip. Bet gyvenam toliau. Koks čia dabar, koks čia problemas yra? Ir vot Dievas jis pobėškis toliau jis veiknumis. Ir Siliusis, kuris parašė Narnijos kronikas, tada atėn tam tikri skausmai į mūsų gyvenimą ir jie šauk Dievas. Dievui nereikalinga mūsų kančia ir skausmas. Bet kartais Dievas nesurom kitų būdų, kam atkreipti tai Dievas. Ar suprantat? Čia ir labai svarbus toks momentas. Tada mes pradedam šauktis iš tikrųjų Dievo. Turim atnešti ir aš turiu perskaityti irgi tą vietą ir jau kaip ir baigti, tai yra iš Luko Evangelijos 14 skyriaus. Aš vis laik galvodavau tada, kad tai kitų problema. Tai yra mano problema. Čia apie nedėkingus svečius. Tai išgirdė vienas svečias jam tarė, palaimintas, kas vaišinsis Dievo karalystės pokelį. Kokia eilutė? Luko Evangelijos 14:15. Ir Jėzus atsiliepė. Vienas žmogus iškėlė didelę puotą ir pakvietė daug svečių. Atėjus metui puotauti, tas metas buvo toks nenubrėžtas. Jis pasiuntė tarną pranešti pakviestiesiems. Ateikite, jau viskas surengta. Ir tada aš galvodavau apie jumis. Ir tuomet jie visi, kaip vienas, pradėjo atsikalbinėti. Bužuoka. Atsiprantat, kam yra problema? Tai aš esu tas. Aš esu tas, kuris atsikalbinėjo. Kaip vienas. Aš tik noriu pasakyti, brangieji, nemesdams, nežinau, aš matau vieną dalyką. Aš dar biškai paskutinis toks nukreips į šitą raštą vietą užbaigsiu mesmės. Aš klausdavau Dievą, sakau, ką Dieve, kartais tokie geri krikščionys, nuostabus krikščionys, gaut fantastinius apreiškimus iš Dievo ir taip žemą nusirėti. Čia įmanoma. Suprantat, aš žiūriu žmogų, žiūriu krikščionį, fantastinis žmogus, gal fantastinę apreiškimus.
Ir kažkas įkriau. Ir dabar nesakau, kad esu eksperts. Ir todėl, kad aš dėl savęs. Aš supratau, vienas iš dalykų, tai yra išdidoms ir kitų kaltinėms ir kritikavimams ir smerkėms, tai yra pats baisiausias noras. Jeigu aš matau šito eilutė tik tave, o ne save, čia yra mano ilgasis kryžius. Ar suprantu? Mes turim labai aiškiai suprasti. Jeigu mes norim, kad kiti ateitų, mes turim patys tokie nebūti. Ir ne iš religijos, ne iš imitavimo, ne iš copy-paste, ne kad, bet iš tikrųjų. Ir dabar žiūrėkit, vėlgi grįžkim prie to, kad Jėzus vis tai žinojo ir pasakė, bet kaip juokinga mūsų pasiteisimo atrodo, mano pasiteisimo. Vienas jam tarė, nusipirkau dirvą ir būtinai turiu eiti jūs apžiūrėti. Tu pirtum žemę, neapžiūrėsi jūs. Pirmiau apžiūriu, paskiau perėti. Ne, jūs sako, aš nusipirkau apžiūrėti. Tu pirtum į namą, nežiūrėsi. Kažkap nelogikos. Nu, nebent. Ar suprantate? Vat mūsų, mes su internetu, infliacijai pakėlėm. Nu, pavyzdžiui, telefonus. Bet žiūrėk, sako, nėra logikos, nusipirkau dirbą, būtinai turiu apžiūrėti, palauk. Juk jeigu perki, po pirmą apžiūrį, išsiaiškinti darbingumą, visus kitus dalykus, dabar aš nenoriu, tai man yra tokia artims rytis. Ir sako, dabar meldžiu mane pateis, vienas kitų, pirkau 5 jungus jaučių ir einu juos išmėginti, meldžiu tai pateis. Tu pirtų mašiną su jie niekart nepavažiavęs. Net nematys. Sakai, aš Amerikas per internetą. Daužytas gali pirkti. Norėjai pasižiūrėti, ką ne. Ar ne, daužytas. 3 kompus parodė, o kad ten ketvert sudaužyts. Ir aš galvoju, Dieve, juk aš esu toks. Ir jūs esate pastebėjant, kad aš kalbu ne tik apie mūsų gyvenimą, tu čia atgara prie gimtadienį privedinėje, ar ne, kad čia visus rytum iš baimės, ar ne prie to. Suprantat, ne prie kiekvieną sekmadienį. Aš labiausia noriu tik dėl savęs ir dėl jūsų, brangieji. Ne dėl sekmadienio škalmos, ne dėl gimtadienį 29, ne dėl kažkokio renginio, bet aš noriu vieną dalyką. Jeigu Dievas davė man prisiminti atsakomybę, atėčiai į priekį ir jums kalbėti ir kažko dalintis, kad jau bent tiek būčiau jumis išmokėnis ir aišku visų pirma savim, kada išgirsi Dievo balsą. Kada išgirsi Dievo balsą. Kada išgirsi jo kvietimą, labai paprasta, per kitą žmogų, per žmoną, per bet ko. Aš nekalbu vien apie angelus ir ten kažką. Kad tu neužpytytum širdies. Kad aš ir tu nebūtume tie, kurie prisimintume visus savo nepadarytus dalykus. Visus savo neapžiūrėtas dirbas, neapžiūrėtas mašinas, suprantat, vis, suprantat. Ar jas pastebėdavo tef yra? Tik Dievas aplonka, tik aplonka. Visi remontą, visas padangas, visi kiti dalykai, visas iškels. Ir tau atrodo, kad čia dabar tai yra. Nusipirkau dirbą, būtinai turiu eiti juos apžiūrėti. Meldžiu tavęs pasėti. Pirkau 5 jautis jungų ir išmėgiu. Meldžiu tavęs. Trekstar vedžiau. Todėl negaliu atvykti. Daugelis sako, man sėdėjus gyventi galim, reikia išbandyti. Ne apie tai. Ir apie tai kalbama, kad galbūt žmona patirtų vestos šiek tiek balį. Aš žinau, kad geriausia šitą vietą galėtų Antanas pamokslauti. Angelija, iš kart suprato. To žmogus kvieti pirti, ne Antaną. Į Kafkas. Tai žiūrėkime, ir aš toks pat esu. Antaną negaliu, čia dar tas viskom. Priruoš, daunas iškėt. Vogorklų pridėt, mišrainės, kur jau Nijolė pratėm prikiaušėn padarė. Ir to atvažiuoju toks, lepsiu, nelepsiu ton vandenį, važiuosiu, ne. Aš čia kalbu ką pavyzdį, aš suprantu. Čia yra ką pavyzdys. Ir užbandėms, aš norėčiau vieną dalyką. Juk Jėzus, kada sakė, mes grįžtam į Mato Evangelijos 11 skyrių ir tom 28-29, juk Jėzus visą tai žinojo. Jis matė mums, jis matė žmonės. Aš suprantu. Viską Antanas paruoš pirti, viską priruoš. Jums gali sakyti, eikit jūs visi. Nesakysiu, kad rubėti iš to žemė ir amžinybę. Bet žiūrėkit, ką jis sakė. Tai yra Kristaus evangelija, kurie ir skirta mums visiems. Moniai, pirmiausia, ir jums visiems.
Tie žodžiai turi mums iš naujo nuskambėti. Jie nepaneig, reiškia, sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Ir aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs. Tie žodžiai tebe skamba visiems. Ir tiems, kurie žemės perka, ir kur jaučias tikrina, ir kur žmonas kur tur. Ir visur, visiems mums. Ir brangėja, čia nėra apie tai, kad nepirkti žemę, kad neturėti mašą, čia ne apie tai. Kad žmonų neturėti vaikų gyvenimą, čia ne apie tai. Čia ne apie tai. Čia apie tai, kad Jėzus svarbiausia turėti. Ar atėjot prie jo? Ir pasimelskime. Dieve, dėkuoju tau už tavo malonę, už tavo gailestingumą mums visiems viešpatie. Visi esam to vieto viešpatie, daugiau ar mažiau, tu vien žinai, Dieve, atleisk mums, jeigu mes lyginamės. Bet aš dėkuoju, kad tu šiandien mums visus kvieti ateiti pas tave. Visi. Mes visi daugiau ar mažiau vargstam, visi esam prislėgti. Ir ačiū tau, Dieve, aš noriu padėkoti, jeigu mes šiandien suvokam tai labiau. Savo vargą, savo prislėgėjimą, betavęs. Ir suvokam daug labiau, kad tu vienintelis gali mumis atgaivinti. Ačiū tau už tą begalinį malonės darbą, atliktą mumise kiekvienam iš mūsų viešpatie. Prašau, kad mes niekino nevertame viešpatie, priimtumėm ant pečių tą jungą, kuris nėra niekada skirts vienam. Mes iš tikrųjų pavargstam, kiekvienas žmogus pavargs savo gyvenime, kad tem jungą, kuris yra skirts dviems. Mes vieni patys įtempam. Padėk jį viešpatie priimti su tave, tavo jungą ir mokytis iš tavęs. Ir aš meldu šventoji dvasia, ir kažkas šiandieną yra pavargęs, ar kažkas yra išsekęs. Ar kažkas yra pavargęs nuo įrodinėjimo savo vertės tinkamumą nuo pat vaikystės iki dabar. Ar kažkas yra pavargęs nuo religijos, nuo įstatymų. Padėk mums visiems ateiti prie tavęs. Išeiti ir įeiti ir su tavim atgauti vėl tavo ir mūsų gyvenimus viešpatie. Parodyk mums viešpatie iš tikrųjų, kad iš tikrųjų tavį pailsėti, atsigauti, kaip vaikščioti su tave, kaip dirbti su tave. Padėk mums mokintis iš tą stebėti, kaip tu daravot, kaip tu gyventum, kaip tu darytum, kaip tu ilsėtumės mūsų gyvenime. Išmokyk mumis tų nepriverstinių malonės ritmus viešpatie. Išmokyk, kaip Ekleziastas sako, atpažinti laiką, kada laiks yra pavasario, kada laiks žiema, kada laiks yra tam, kada laiks yra kitam. Viešpatie, išmokyk mums ilsėtis tavį, kad dar daugiau galėtume nuveikti savo gyvenimą. Tavo šlovę ir tavo garbę. Įvesk savo vagus. Įvesk ypač tus mažutėlius, kurie atrodo šiokie pasaulio akis nereikšmingi, silpni, bejėgi, pilni skausmų. Padėk viešpatie pamatyti jiems ir mums, kad jie yra be galo svarbus tau viešpatie, nes tu dėl tokių atėjai. Tu jiems ištiesi savo ranką, tu juos priimi, tu juos nori atgaivinti. Viešpatie, meldu, kad tas amžinasis poilsis nebūtų tik tas amžinybė, tik mirusiems. Kad mūsų tauta buvo įpratusi giedoti per laidotuves ir kapines. Kad to poilsio ateitų žymiai daugiau į mūsų gyvenimus, į mūsų bažnyčias, į mūsų santykius, į mūsų darbą, į visą tai, kas mes esam ir kas yra mūsų gyvenime. Kad mes galėtume viešpatie šitą amžiną poilsį be sarkazmo, be kikenimo galėtume kveisti viešpatie kitus žmonės. Amžiną poilsį su tavim, per santykį su tavim. Aš meldu, kad kiekvienas, kuris nepažino tavęs Kristau, pažintų tave.
tą, kuris kvietė pasaulis, tą, kuris padedi vargstančiams, prispaustiems, nuėmė naštas ir kartu viešpatį vedi per gyvenimą su savo įjungu, savo šlovę ir savo garbę. Amen. Amen.